Aš manyčiau, kad mokinių patirtis atsiranda per praktinį darbą ir per tą tokią užduotį, sunkią savarankiško darbo užduotį. Labai dažnai, kada mokinys sėdi klasėje, kabinete ir jis atlieka kokią nors kūrybinę užduotį, jis yra apribotas erdvės ir laiko. Ir pasibaigus pamokai jisai turi atiduoti darbą arba nešasi į namo ir tas toksai jo pasyvus elgesys, jisai daro kūrybą labai statiškai ir nuobodžią. Dailės kurso turinį aš išplėčiau iki meno. Filmavimas yra lygiai tokia pati kūrybos technika, sakykime, kaip tapimas guašu, piešimas pieštuku, kūrimas kompiuteriu, tai yra lygiai tokia pati kūrybos techninė priemonė. Šito požiūrio aš laikausi ir manau, kad jisai pasiteisina, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, duodate pamokoje užduoti vaikui nutapyti natiurmortą, jisai taip pat sako, kad aš nemoku. Tačiau jeigu jūs vaikui pasakote, kad eik dabar į parką ir nufilmuok ir sukurk 1 minutės siužetą Labas rytas pavasarį ar kažkokį kitokį, jisai niekada jums nepasakys, kad aš to nemoku padaryti. Mokykloje yra mokinio taisyklės, labai griežtas antrus metus. Ir mokiniams išnaudojimas mobilių telefonų pamokai yra skiriamos nuobaudos. Ir jeigu mokinys turi mobilų telefoną, pamokoje mokytojas gali jį paimti, o atsiims jį tik tai mokinio tėveliai. Bet aš pastebėjau, kad vis tiek mokiniai turi tos mobilius telefonus ir kartais laiko ant stalo. Tai pagalvojau, kodėl nesuteikti jiems tokio malonumo pasinaudoti to mobiliu telefonu per dailės pamokas. Iš tikrųjų, priešistorė buvo tokia ir po to, aišku, sekė kitos priežastys, kad mobilus telefonas yra asmeninio naudojimo daiktas, bet nėra toksai brangus, sakykime, kaip fotoaparatas ir jį turi praktiškai dauguma mokinių. Pamokos uždavinys skambėjo labai primityviai. Trumpai, sklandžiai papasakokite apie gotiką. Ir tą užduotį reikėjo atlikti grupėms 4 prie katedros. Pamoka 45 minutės, mokiniai susiskirstė į grupės. Tiesa dar buvo, kadangi aš pastebėjau, kad jie tiesiog nežino, nuo ko pradėti, aš jiems tiesiog pasakiau tokią idėją, kad jūs susigalvokite situaciją, tada jums bus lengviau filmuoti. Kaip mokytoja, aš tikėjausi kažkokio standartinio tokio sauso pristatymo. Tikrai, apie jokį kūrybiškumą, nors kaip bebūtų keista, bet aš galvojau, kad tiesiog jie paims tą lapą, išvardins man bruožus, nufilmuos tas detalės ir viskas. Ir labiausiai iš tikrųjų nustebino, kad iš to tokio sauso pristatymo išsivystė labai kūrybiški siužetai. O tu gal pamočiai nieko neparašai? Ne, žinokit, nelabai girdėjau, bet nelabai žinau, bet gali būti tu nors paklausti. Žiūrėk, gotas. Gotas? Kur? Gotas nugėda, kunigas. Nu, bet einam paklausti. Labą dieną. Gal žinote, kas yra gotika? Gotika yra, pastatų kilimas į dangų, bokštai nori pasiekti patį dievą. Aišku, kaip įdomu. Bet žinau, kas gali padėti. Einu, pasiklausti žmonių. Einam. Vaikų socialiniai įgūdžiai mane labai stebina. Kad jie čia pat gali nueiti pas kleboną, paprašyti sutanos, kad jie gali įkalbinti, reiškia, mokinį, kuris tenai neturi pamokos ir vaikšto pro šalį, kažką palaikyti, padaryti. Tos savybės, kurių lyg ir neturėtų ugdyti, tos bendrieji tie gebėjimai, jie labai mokinių atsiskleidžia.
sakykime, organizaciniai. Na, vis tiek susitarti keturiems, ten kažkaip galvoju, o dabar jie nesusitarti, bet tas labai greitai įvyko. Iš tikrųjų, aš esu nustebinta vaikų įgūdžiais ir galvoju, kad pamokoji, standartiniai, tradiciniai, tokioj dailės pamokoje, kurie atsiskaitinėtų apie gotiką, aš niekaip nebūčiau sugebėjus suteikti jiem galimybės atskleisti tų gebėjimų. Negalėčiau jų nei pastebėti, nei įvertinti. Nes tai būtų tik tai pačio žemiausio pagal Blumo taksonomiją lygio žinių vertinimas. Aš tik tai paklausčiau, ar tu žinai 5 gotikos bruožus, o visa kita liktų už. Tai va, ta užduotis leidžia daug daugiau pamatyti.